Sveiki sugrįžę į antrą žvejybos video. Tai visų pirma noriu padėkoti visiems palaikiusiem, visiems komentavusiem, visiems patarusiem. Atsižvelgiau jūsų komentarus. Turim naujus pavadėlius, naują meškerę, už kurią dėkingas esu Mažvydui. Gimtadienio progai padovanojo, sako, turėsi normalią meškerę, tai liuks, nereikėjo pačiam rūpintis. Meškerytė Daiva, 2,60 m berods, 3,18 gramatūros. Tai manau, man bus pats tas. Ir naujas sezonas, pirma diena, tikimės laimikio. Turim ir naujų jūsų pasiūlytų pavadėlių. Keletą naujų, vieną mažą vobleriuką, didesnį vobleriuką, guminukų irgi, bet nedaug pasiėmiau šiandien pasibandymui. Šiandien vėl pradedam nuo šešupės, bet manau šį sezoną išbandysim ir daugiau vandens telkinių. Nauja meškerytė, pasižiūrim. Nematau, nes kur nukrito. Šiaip metas visai fainai. Tik vėjas čia šiandien ir jaučiu, kad labai kimba kažkur. Jau galvojau, pirmą metimą pagavau, bet medį. Šiaip labai keista, kad šiandien čia žvejų nėra, nes visą laiką labai čia daug dugnininkų. Įdomu kodėl. Šiaip fainai su šitą meškerytę užsimeta taip. Nu, palaidojom pirmą sezono pavadėlį ir guminuką. Įdomumo dėlį, palikit komentaruose, kokius mazgus rišat jūs. Come on. Kaip įdomiai lūžo kablys. Kad jau taip nesiseka, tai parizikuosiu prarasti blizgę ir pabandysim biškį tarp šitų nendrių. Parizikavau ir pirmų metimų iš karto nutraukiam. Žodžiu, šiandien manau tiek. Iš atidarimo tikrai ne to tikėjausi. Nutraukiau 2 guminukus, 1 blizgę ir praradau 2 pavadėlius. Toks sezono atidarimas. Ne tai, kad viską praradau, bet net nei vieno kibimo tokio normalaus nebuvo. Liūdesėlis. Visiškai taip neplanavęs atvažiavęs į Kauną ir draugas sako, davai varom pažvejot. Aišku, jisai ant dugninės, bet sako, duosiu tau savo spiningiuką. Sakau, na davai. Tai žodžiu, bandom kažką pagauti su jo spiningiuku Kauno mariose, bet net neturiu kameros, kad viską normaliai užfiksuotų. Pagavau valą. Žodžiu, pavyko partem nenutraukti. Ir galima sakyti, pagavau žuvį. Jau matos kurį laiką pabuvus, bet ką dabar daryti su tokiu? O jūs žinot. Nu, aš visiškai nepasiruošęs, nesu savo britkim, nesu savo meškerė, nesu savo pirštiniam, nesu savo guminukais. Bet bandau kažką pagauti. Bet nežinau, man atrodo, Kauno mariose ne pats geriausias spiningo žvejojimas. Labiau upeliai patinka.
Vėl esu prie savo šešupės, bet kaip ir sakiau, išbandysim šį sezoną tikrai daugiau vietų. Bet kol kas, kol dar vis tiek yra lydekų draudimas, tai nieko čia daug neprižvėjosim. Tikiuosi bent jau vieną ešeriuką pagauti ir viskas, ko aš norėčiau iš šios dienos. Tai va, o šiaip pasidariau nemažą užsakymą iš Kinijos, tai kai pareis, manau, pabandysim tokių visokių įdomybių. Kaip buvo, ne? Nu. Pirmų metimų. Negi nutrauks ir vėl reikės persisinti. Kas čia man šį sezoną daros? Taip nesisek. Teks nutraukti. Demit, kaip nesiseka, joptata. Ar persirišinėt vėl reikės. Come on. Fuck hell. Ką čia pasitraukiau? Oho, kokią šaką užkūdau. Bet stiprus, blemba ir valas ir kabliukai, jeigu taip. Nu, panašu, kad niekaip atsidaryti neišeina. Trečia diena vėlgi nesėkminga. Turbūt reikia palaukti tos balandžio 30 ir tada ramia galva pradėti tą žvejybos sezoną. Bet, nu, palikit komentaruose, jeigu kažkas tikrai žinot, kaip yra su ta žvejyba. Kad lydekų negalima gaudyti, žinau. Bet ką tai reiškia? Jeigu gaudau ant guminuko ir pagaunu lydeką, bet paleidžiu, kas tada? Jeigu žinot, parašykit. Nu, pabandykime dar Liudvinavo ežeriuką. Normalią žvejybą pradėsim balandžio 30. Ką, dar porą metimų kitoje ežero vietai ir rėšim tikrai iki galimo laikotarpio. Pagavau. Ko negalima gaudyti. Lydekaitė. Gerai. Ramiai. Gyven. Eina šiekt. Va čia tai stresiuko. Man pačiam. Nu tai atsidarimą padariau, bet biškį pačiam stresiuko, dar neatėjo mano žeteklis ir atrodo kaip giliai strigo. Tai pasinaudojau kitais įrankiais, išėmiau, bet ajajai, biškį įsigandau ir pats lydekaitę. O gaudžiau ešeriuką, nu va, ir kaip čia dabar suprasti. Net nesifotkinau nieko, tiesiog greitai operaciją ir paleidau. Gerai, man atrodo, atsidarimo ir užteks, nenoriu šį daugiau pažeidinė taisyklių, jeigu tai darau. Pagaliau, atėjo siuntinukas. Viso kainavo 60 eurų ir pažiūrim, ką tokią sumą galima gauti. Visų pirma, didžiausias daiktas – britkelnės. O, net padukai yra. 10 vobleriukų. Šiaip labai lengvučiai. Šitų kokybė gal ir ne pati geriausia. Svareliai, dropshot sistemėliai, kabliukai, suktukai 100 vienetų, vibro masalai. Šiti gan sunkesni, man atrodo bus kokybiškesni. Manau, šitie bus sezono favorite. O, kokio didumo. Dar vienas woblerių rinkinys. Nu, šitie jau gigantai. Toliau, labai geras dalykas. Meškerės guminukas. Pagaliau turim išėmėję praplėtėję, pražiototėję, nežinau kaip vadinti. Labai kokybiški. Oho,
stiprus, nice, šitas labai reikalingas dalykas. Galvakablių ėmiau miksą, 14, 10, 7 turbūt bus, jo, 7, 5 ir 3,5, man atrodo šitą. Ir čia yra tokia viena blizgė, kurios dabar nerodysiu, bet su jie tiesiog padarysim atskirą video, tai laukit ateityje. Tiek užsisakiau, kad pats užmiršau, dar 2 buvo maiše pasislėpę tokie įdomesni, tai šitas toks. Iššoko kaip tikra. O, bet šito kokia kokybė gera. Įdomu bus išbandyti, kaip jie juda vandenį. Neblogas šiaip atrodo šitas. Tiek už 60 eurų. Натуравка. Ant guminuko? Eik tu, na. Gerėjau? Nu va, mantas. Iš karto šovė. Atvarėm dar biškį į nerį pamėtyti, vadina. Na, o atėjus balandžio 30-ai pasikviečiau draugą į svečius ir... Eik tu? Nice. Nu, ką turi? Lietuvių dekėlį. Aha. Man atrodo, kad liūdė. Nice. Oba. Nenoriu. Och ty. Ir kaip tu atskabino tada? Eik tu. Ant pačio galo. Blam didelė. Dovydas Linekaitė šiandien pagavo. Pasitikrinimui šešupiai. Ant seno? Seno guminuko, sakė. O. Nice. Žiūrėk, tikrai koks lakė guminukas. Šitas stipresnė, šitas neskerėtas. Nice. Šito gera. Geresnė tikrai. Netoli legalios. O dar tik išėjom tiesiog biškį pasižiūrėt pamėsim. Man čia žiauriai fainai čia šupiai žiūrėjant būna. Nu ką, aš vis dar po atsidarimo niekaip antros nepagaunu. Tai vis dar tiesiu šitą video. Vakar Dovydas tik atvažiavo, šie šupiai 2 lydekos. O man kol kas sunkiai, bet šiandien esam prie Stebuliškių tvenkinio ir manau, kad čia turėtumėm kažką pagauti. 2 hours later. Nežinau, iš tikrųjų, gal kažką netaip vinioju, gal kažką netaip darau. Gal čia iš tikrųjų nėra, va praplaukė žvėjai, sakė, kad irgi nieko nepagavo. Šitam Stebuliškių tvenkinį. Nežinau, kažkaip link šešupės. Atgal traukiu. Aš išmokau su viena ranka šutinėti. Prieš tai atsimenu, kad ten sportuoju ir taip rankiną, aš ten tokia mašotė nepatogu. Pratys klaumėti. Oba. O. Žiūrėk, kalačiukas. Temkė. Palioka. Nice. Sveikut. Gražuolis vėl. Nice. Nu, Dovkė čia apžvejoja mane. Nice. Kaip svečiai, karočią. Kaip man atsidaryt? Ir gali kaip džiugu, kad pagalvojam čia muškė. Ja. O tuo tarpu aš traukiu tik tai šakas. Nu, atvirai pasakius, jau biškį mane pradeda erzint, nes nuvažiavom į Kauną, susiplanavom žvejybą. Nu, pagavo vienas draugas, vieną žuvį per ten pusdienę. Nu, okei, suprantu. Gal tiesiog nekibo.
Tada atvažiavo Dovydas čianais pas mane į Šešupę. Patikrinau, parodžiau savo vietas, kur aš žvejoju. Pagavo 2 lydekas, šapalą, o aš per visą dieną nieko. Nufilmuotas tas pirmas atidarimas, pagavimas irgi durnai gavos. Nu, žodžiu, taip biškai jau erzina ir šiandien neplanavau eiti žvejoti, nes noriu ir Amerikos video pasileisti. Bet ką daryti? Nu, reikia kažkaip užbaigti ir atsidaryti, normalią žuvį pagauti ir normaliai nufilmuoti. Tai šiandien vėl bandau ir vėl Šešupę. A few moments later. Nu, nežinau, ta žvejyba kažkaip testuoja mano kantrybę. Vėl kiek valą pravesiu, bet nėra ką daryti. Panašu, kad susitvarkiau ir nieko nepraradau. Wow. Kaip gerai, bet pamačiau, kad tokia kaip lyg barzda, bet turbūt čia ne ta barzda vadinama, kai jau visiškai susivelia, bet... Wow. O va, turiu. Šitą turiu. Eik, tu, nu tai kas čia pražuvėt? Lydeką centimetrą. What the fuck? Kaip taip gaudas? Tai kas čia per žvejyba, ką jūs pasakykit? Per delną nėra. Gerai, ramiai. Biškai ilgesnė nei delną. Bent kažką pagavau, bet tai čia jeigu tik su tokiu šiandien. Bet pirmas ant temų atsidarimas. Panašu į tai. Po vieną atsidarimą. Būtinai užkipt kažkur turi, ne? Nu žodžiu, toks jausmas, kad žvejyba iš manęs tyčiasi žuvis. Nu nieko nepagaunu. O jeigu pagaunu delno dydžio, nu tai kas šitą žuvės. Nors ir niekaip nepavyksta atsidaryti, nepasiduodu. Šiandien bandau vėl. Jau net nežinau, kelinta diena, apačioje čia matosi. Šiandien žvejybą pradedam nuo tokio temų masaliuko. Su kutuku. Čia dabar. Antrų metimų iš karto užkibau kažkur. Nu, tai... Apskaičiuoju nei jėgų savo. Keli metimai ir perrišimas. Kaip tik nepakartot tos pačios klaidos, nes vėjukas yra, kai man ten taip gražiai užmest. Dabar tai čia ant rastą iš karto užkibau. Taip, nu kas daros?
Dar mazgas pasidarė. Kurime. A few moments later. Nu žodžiu, tokią barzdą įsitaisiau, kad visą valandą jau čia reikia keisti, niekaip neišeina jau. Net nefilmau, kiek laiko aš čia kankinuosi, čia nutrūkęs kažkokioj vietoj. Čia iš galo ar iš vidurio nutrūkęs. Čia galima traukti, gal pagrindinis bus. Nors ir šitas traukas. Nu žodžiu. Ką daryti tokiu atveju? Nežinau, kaip net susipakuoti, nes iš visų vietų eina tas valas. Kas bedaras, aš niekad nesuprantu. Kiek valo kuokštas. Suprantu, kas daras, tikrai jau svyra rankos. Nu, kad biškį nusiraminti, porą dienų pasidariau pertrauką ir vėl grįžtam į tą atidarymą. Gal pagaliau kada nors jau pavyks. Nu ir kągi turim, pagaliau kažką turim. Ešeriukas. Ramiai. Au, duris yra. Ešeriukas. Mini ešeriukas. Eik, savo išskrido. Nėrė tiesiog. Ką turiu vėl? O, lydekaitė. Lydekaitė. Ramiai. Bet kaip vos užkabinęs. Nu va tokios va tik ir eina lydekas. Bet tik pamat, gal žinus didesnis, nu gal iškime? Gal, nežinau. Nu bet fainai, nu ką vis tiek, žinai, jo vis kažkas yra, nes, nu tokia, nežinau kiek čia, kem 5 gal. Nu, tai nežinau, kiek privalgys. Ne, tai čia visą laiką vis tiek žvėjoju daugiau dėl malonumo, nei dėl... Yra dešrai. Jo. Tai nežinau, gal kiti ir ima, bet aš tai sakau, aš tai toks pradedantysis mėgėjas, tai man tai čia grinai... Pagaliau. Ai, nesau, kaip smagu, lemą jau buvau biškį praradęs iš tikrųjų moralę. Tai smagu, kad biškį atsigauna. Yra vėl. Dar viena lydeka, nice, ten tokią guminuką tik iš karto. Netemu. O, žiūrėk, šitą lydeką ir pati prasileidus biškį. Dar viena lydekaitė, tam neilai pasidarom, viską. Paleidimas. Nice. Žiūrėk, niekur net nebėga. Tupi krante tiesiog. Bet gyva. O, nėra.
Smagumėlis, nice. Pirmų metimų su guminuku. Kol kas 3-1 temų pralaimi. Šiandien buvo smagu. Keletą valandėlių pažvėjot ir 2 lydekos, ešeriukas, manau, sezono atidarimą galima užskaityti. Nors ir didžiu tikrai nieko ypatingo. O jo, šiandien 2 pagavau, 1 ešeriuką ir 1 lydeką ant šito vobleriuko ir 1 ant guminuko. Jeigu turit pasiūlymų, palikit komentarą, nes tikrai gal kažką netaip darau. Sezono pradžia buvo labai sunki, šitam video turbūt daug keiksmažodžių. Tai galėčiau taip ir užbaigti video, bet vis yra tikimybė, kad noris pasigauti kažką didesnio. Tai dar atėjau į Liudvinavo ežerą, kur iš viso pirmą šio sezono žuvį pagavau, kai dar nebuvo galima gaudyti lydeko. Bet jo, dar paskutinis šiandien bandymas ir tikrai užbaigsim pirmą video. Taip, turbūt norint pagauti didesnę, reiktų su didesniu ir žvejot. Vėl bandom temų masaliuką. Iš karto pirmo. Turiu ją. Nesuprantu. Nebespėk. O. Oba. Oba. Pirmų metimukų, temų masaliukas ir man atrodo lydeka, kuri jau eitų. Ramiai. Nu, atiduok viskas, tą kabliuką, jo, šiek matė. Greit pasižiūrim ir dar bandysiu paleisti, jeigu dar išgyvens, nes šis labai nukraujavo. Kem 9, dėja. Bet nežinau, ar išgyvens, nes labai jau smarkiai įsikabino, nu, pasižiūrim. O, atsigavo. Nu, bet jau labai vangiai nuplaukė. Nu, tikėkime, išgyvens. Nu ką? Atidarimą tikrai pasidarėm, jau praeitą kartą galėjau užbaigti video su 3 laimikiais, bet šiandien dar pavyko pagauti lydeką, kol kas didžiausius šį sezoną. Katytė irgi va su manimi šiandien žvejojo. Tai esmė tokia, kad šitas vobleriukas buvo laimingasis, didžiausia lydeka kol kas iš temų. Žinau, žvejai žiūri, juokėtės, net nelegali, kem 9 cm, bet man kaip pradedančiajam tai yra fainai. Temų masaliukai veikia, daug pigesni nei pavyzdžiui šitas, kuris kainavo 10 kartų daugiau, bet pagavęs kol kas rekordinį skaičių. Nežinau, žinoma, jį turiu ilgiau, gal tai yra dėl laiko klausimo. Bet kokiu atveju, temų masaliukai veikia, ką aš ir norėjau išbandyti su šituo video. Jeigu norit pabandyti ir jūs, paliksiu nuorodą video aprašyme, dar gausit papildomą nuolaidą. O žvejybos epizodų bus, bet aš jos noriu padaryti kažkokius su kabliuku, kad nebūtų tas pats Liudvinavo ežeras, ta pati Šešupė. Galbūt bus ir iš šitų vietų, jeigu pasitaikys didesnis laimikis, bet šiaip bandysiu padaryti tos video su kažkokiu kabliuku. Taip kaip žvejybos video, tai tokio užmečiu. Žodžiu, šiam kartui tiek, nei žvyno, nei uodegos jums ir iki pasimatymo kitose mūsų žvejybose. Mačiusi normalią kamerą, kaip būtų. Šis apbriedį pirmą kartą matau. Jaučiu, aha.